Kodėl vyrai dažniau negu moteris skundžiasi nugaros arba kaulų ir raumenų sistemos sutrikimais? Dėl to yra labai svarbios keletos priežasčių. Tai yra pirmiausiai biologiniai ir fiziologiniai skirtumai. Ką tai duoda? Raumenų masė ir jėga. Vyrai dažniau turi raumenų didesnį kiekį raumenų masės, o tai reiškia didesnę apkrovą sąnariams ir kaulams, o ypač jeigu fizinis krūvis intensyvus. Antras dalykas – hormonų poveikis. Testosteronas skirtas raumenų auginimą, skatina raumenų auginimą, bet ne visada užtikrina proporcingą sąnarių stiprumą. Be to, moterų estrogenas turi apsauginį poveikį kaulų raumenų sistemai, o vyrai dėja tokios apsaugos neturi. Gyvenimo būdas ir profesiniai veiksniai. Fizinio darbo poveikis. Vyrai dažniau dirba fizinius darbus, kur daug yra pasikartojančių judesių, kažkokių tai sunkumų kėlimo, vibracijos. Ir visa tai sąlygoja didesnį poveikį ir dažnesnės galimybės susirgti raumenų ir kaulų lygomis. Sportas ir traumos. Vyrai dažniau užsiema kontaktiniu sportu ar apskritai ekstremaliomis veiklomis, kurios didina riziką traumų, lūžių, sausgyslių uždegimų, sąnarių pažeidimų. Be to, kas yra labai svarbu, tai yra sveikatos ignoravimas. Vengimasis kreiptis į gydytojus. Tyrimai rodo, kad vyrai dažniausiai ignoruoja pirmuosius simptomus ir vėliau kreipiasi pagalbos, kada liga ar jau progresavusi arba pažengusi. Ir mažesnis dėmesys prevencijai. Mityba, ergonomika, fizinio aktyvumo balansas. Visa tai lieka nuošalyje, kol atsiranda skausmas ar tiesiog judesio apribojimai. Todėl vyrai, jeigu jau su to susidūrite, ką daryti? Parašykit, pasitarsim, nustatysim priežastis ir tikrai yra pagalbos būdų, kaip visą tai išvengti arba atstatyti.